Labai džiaugiuosi, kad vėl susirinkome V24 valandų lenktynėse. Šį kartą su L-Drive, jos yra organizuojamos ir kaip kasmet aš stengiuosi vėl suburti Lietuvos, Latvijos ir Estijos žurnalistus, kurie išsiaiškintų, kurie yra geriausi. So this is an Alpitronic 50 kilowatt charger. We have an efficiency of 97.5%. This is one of the highest efficiency chargers that you can currently have. Alpitronic is well known in the infrastructure world of charging. Labai džiaugiamės, kad turim galimybę išbandyti. Mes paprastai esam mėgėjai irgi lenktynių, bet nesam dalyvavę tokiose elektromobilių lenktynėse, kur 24 valandas, tai su visa komanda džiaugiamės čia galėdami važiuoti. Praėjo 8 valandos, tikrai verda įdomi kova. Iš pradžių galvojame, kad kovosime tik tai Renault įskaitoje, bet panašu, kad kortos dėliojasi taip, kad bandysime kovoti ir dėl absoliučios įskaitos pergalės. Kol kas sekasi pakankamai gerai. Mes tikėjomės, kad bus sąnaudos mažesnės, bet matom, kad jos yra didesnės negu planavom. Bet ir dėl to, kad palaikom didesnį tempą, nes matom, kad visi konkurentai tengiasi pakankamai aukštą tempą palaikyti, dėl to tenka neatsilikti. The Saturday morning is everybody from the team are very tired in the car. For us, everything is completely new. We never drove that kind of race. We have no experience on that. We lost a mirror, but we aren't the only ones. I see there were other cars who have also had the same thing. Because of the red and white thingies on the left and right, you really have to be really tight if you're at some places. One of our drivers had a few mirror mishaps. Įdomi situacija, kad visi vienam rate labai daug dalyvių yra po tiek valandų, bet dabar pati kova bus paskutinėse valandose. Na, turbūt apie tokį finišą niekas negalvojo, kai viskas sprendėsi paskutiniuose ratuose. Suplanavom, ką darysim, kaip sustosim, bet dar likus 0% sugebėjom įvažiuoti daug ratų ir nežinau, čia tiesiog stebuklas, kad įvyko, kad tai pavyko. Vairuotojai daug streso, mato nulį, automobilis prašo stot, bet važiavom toliau ir sėkmingai davažiavom iki finišo.